Ei, jaunuoli! Turi klausimų apie savo sveikatą? Neramina klausimai apie lytinį brendimą, jauti stresą ar nerimą? Tu ne vienas. Yra vieta, kur rūpinamasi tavo sveikata ir savijauta. Vaikų ir jaunimo sveikatos centras – tai daugiau nei gydytojai. Čia gausi pagalba, jei skauda ne tik kūną, bet ir širdį. Ateik pasikalbėti, papasako, kas neramina, kodėl jautiesi blogai, kokie klausimai tave slegia, o mes tave išklausysime ir suteiksime visą informaciją paprastai ir aiškiai. Taigi, o ką mes siūlome? Konfidencialios konsultacijos. Visos tavo mintys, jausmai ir klausimai lieka tarp tavęs ir specialisto. Anonimiškumas. Jei nenori atskleisti savo tapatybės, nereikia. Tu gali būti savimi ir drąsiai dalintis tuo, kas tave neramina bei slegia. Pagalba be diskriminacijos. Mes neteisime, nekritikuojame ir nepamokslaujame. Mums svarbus tik tu ir tavo vidinė būsena. Kada reikėtų sunerimti ir kreiptis? Kai jauti stresą, nerimą ar tiesiog nežinai, kaip pasijausti geriau. Kai kyla klausimų apie savo sveikatą, santykius, emocijas ar kūno pokyčius. Kai neturi su kuo pasikalbėti arba bijai būti nesuprastas. Kai susiduri su sunkumais mokykloje, draugų rate ar šeimoje. Kai kankina nežinia ir baimės jausmas. Kas tavęs laukia? Draugiški profesionalūs specialistai pasiruošę padėti. Nesvarbu, ar tau reikia patarimo, palaikymo ar tiesiog kažko, kas išklausytų, čia visada rasi pagalbą. Mus gali rasti. Taip pat tavęs lauksime visose pažymėtose poliklinikose. Vaikų ir jaunimo sveikatos centras. Tavo vieta jaustis geriau.